Tai labas rytas, jau turim ir antradienį. Dabar yra kažkur apie 9 ryto. Lietuvoje kiek? 4. Tais pačios dienos jau kaip ir po pietų. Ir dabar važiuojam, papusryčiauju ir važiuojam į... Reikia labai išgirsti. Važiuojam į Ups. Išsisiūsim jo siuntą, prisipirkam, kadangi visokių dalykų. Atvilsim. Ir turim pilnas 2 kuprinės, tai siūsim siuntą ir jo, nes mes tiek neparsivešim savo rankiniam bagažę, o pirkti lagaminą ir grūs, tai irgi supratom, kad neverta, tai mes siūsim dėl to siuntą. Manhattanas bunda. Šiaip jau atėjo tokios nuotikos, kad aha, rytoj jau išskrendam, mes rytoj labai vėlai vakare. Tai kaip ir gaunas darbos sekančią dieną, nes kai skrisim, tai bus kiek ten skaičiau, 13 valandų skrydis, palei laiko zonas. Nors iš tikrųjų skrisim 8 berods. 7-8. Aš žinau, jūs gyvenate ateityje, tai mes ore skrysim laike. Tai va, bet jau nuotikos nefainos, kad reiks jau iškeliauti, nes... Greit grįšim. Jo, tikiuosi greit grįšim, tikimės, kad greit grįšim, tai va, nes čia kažkaip labai fainai mums patiko. Patiko ir patinka. Įdomu būtų dabar paeksplorint biškį kitas Amerikos vietas, kitas valstijas ir kitus miestus. Atvykom dabar į Chinatowną. Mes Honkongą. Triukšmo daug. Viena moteris siūlė rankinių iš katalogo. Turėjo rankai katalogą visą su daug rankinukų ir siūlė. Labai daug įvairių variausių. Visko čia, visokių prekių. Va, vėl sos... Ir maistą ir jo. Atsisuk, va taip, ir čia. Ir matai. Va. Ir jo, čia visko irgi yra. Apsilankėm vietiniai kaviniai. Taip ir nenufilmavau, ką valgiam. Tai pirmą kartą pasiėmėm vieną porciją dviese. Iš tikrųjų, pagaliau išmokstam, kaip valgyti, nes kadangi porcijų dydžiai čia dideli. Ir pasiėmėm vieną, vištienos su sezamais porciją, bet prie jos eina ir ryžiai kartu, ir padažas, tai daržovių dar buvo, tai sočiai buvo tikrai 2 vienos porcijos. Padavėja buvo labai nustebus, kad dviese vieną patiekalą užsisako. Jo, labai ir tai tik vieną, tai kažkaip. Tai žodžiu, labai buvo keista, bet sakau, sočiai tos porcijos ir labai skaniai pavalgiam ir labai apsivalgiam, tai pagaliau gal išmoksim. Čia ne auksas, negali būti. Na, štai. Auksas taip neblizga.
šitoj kelionėje mano buvo tikslas nusipirkti kažkokią tai knygą anglų kalboj, nes aš šiaip angliškų knygų neskaitau. Man atrodo per sudėtinga, kaip ir norvegiškų neskaitau, nes sudėtinga. Nors turiu bet turiu kelias norvegiškas knygas, bet buvo žodžiu tikslas dabar čianais nusipirkti anglišką ir šiek tiek tobulintis ir anglų kalbą. Ir vaikščiom čia po ne vieną knygyną ir aš niekaip neišsirenku knygos, nežinau. Gal aš nelabai įsiskaitau į tą nugarėlę ar kažko, nežinau, ko ieškau realiai. Norėjau kažko su New Yorku ar su Amerika, jos gyvenimu ir panašiai. Tai va, ir šiaip sunku išsirinkti yra knygą, naują knygą. Tikrai vaikščiom po ne vieną knygyną. Ir Edgaras mane tempėsi visi naują ir naują knygyną. Aš jau buvau nusprendus, kad knygos nebepirksiu, nes nerandu, tai ir nereikia. Galvoju, išsirinksiu kas elektroninę kažkokią, tai nusipirksiu per internetą. Ir čia vaikščiom, dar užėjom į tokį atrodė ne kokį rajoną. Nes kažkaip aš labai taip pasimečiau tokiam rajone, labai, ne kaip atrodė, bet sakė, Edgaras, ten yra kažkur knygų klubas ir ten viskas labai neblogai. Tai, žodžiu, nuėjom priėjom prie to knygų klubo ir iš tikrųjų labai faina vieta. Ten, žodžiu, ir kavinė, ir mini knygynas. Ir visi gražiai sėdi su kava, su pyragaičiais, prie kompų, ar skaito knygas. Žodžiu, labai faina vieta. Ir šiaip netaip radau aš knygą. Pamačiau pagal viršelį ir paskaičiau grynai apie New Yorką. Tai 4 merginos ir jų istorijos, skirtingos istorijos Amerikoje. Tai man atrodo visai bus įdomi. Dar iš tikrųjų pamatėm čianais, tai kad su šunim labai daug visur vaikšto ir iš tikrųjų daug kas turi šunis ir net į parduotuvės gali eiti su šunim, į kai kuriuose kavinėse, kad labai daug kur galima su šunim, nors kai kur rašo, kad galima tai su tais servis šunim, bet aš nežinau, ar jie visi čia turi tą servis šunį, ar, ne visi kaip čia, bet tikrai daug kur priema su šunim ir tikrai galima. Tai va tas įdomu ir fainai. Ir šiaip kažkaip neįprastai, kad daug su šunim vaikšto, tai tas labai fainai. O mūsų Rėjus tai liko, aišku, Norvegijai, mes jo nesivežėm, palikom pas draugus, bet jam ten labai gerai, labai jo rūpinasi, labai prižiūri, tai smagu. Tai labas rytas, jau paskutinė diena čia. Tai susižiūrim, kas kur kaip, bet liktai viskas gerai, viską nieko nepaliekam. Turim didelės 2 kuprines, viskas sakom atėjo šitiem mamam. Tikėkime susitiksim
Greitai. Tikriausiai ne, bet būti faina. Tai va, atvykom dabar į šitą muziejų nacionalinį, kaip čia, Natural History. Tai šitą vieną, man atrodo, čia jau populiariausių tų viešbučių muziejų. Apžiūrėsim šitą ir čia žinau, kad užtrunka gan ilgą laiko, tai žiūrėsim, kiek mes užtruksim. Ir dar šiandien turim jau nusigauti oro uostą, bet mums skrydis labai vėlai. 11 kažkur vakaro čionais, tai turim dar nemažai laiko. Suvalgėm ką tik po dešrainį čia Juškės kelią. Tai labai įdomi, bet šiaip skanus buvo. Garstyčios tokios grinai. Tokios, nesu grūdėlis, tokios aštresnės, bet skanu buvo. Žodžiu, dabar prisėdom čia Galaktikos zonui. Iš tikrųjų žiauriai didelis muziejus. Čia yra 4 aukštai, ne? 5 realiai bus iš tuo dar žemynų. Tai 5 aukštai ir labai daug visko. Čia ir, nežinau, vabzdžiai, gyvūnai, drugeliai ir vabzdžiai, man atrodo. Tai ropliai, kas dar? Visos kultūros, aztekai, Pacifik, jo, visokie primatai, kultūrų visi nuo pat ten, nežinau, susikūrimo. Taip pat žemė, kaip atsiskyrė tie žemynai. Keitėsi per amžius. Jo, gamtos tai labai daug. Nu, iš tos gyvūnų pusės. Meteoritas yra. Bet šiaip labai daug yra daug ko pamatyti. Ir čia tikrai kokią visą dieną galėtum skirti tam reikalui. Mums reikėjo pirmą dieną čia atėjti. Nu jo, galvojom, kad gal geriau pirmą dieną būtų reikėjo pasirinkti ateiti, o ne paskutinę su kuprinė, nes visiškai sunku eit. Bet šiaip, tu čia tikrai gali skirti visą dieną, nes pamatyti labai daug yra ką. Kad tiek daug būtų visko matyti, tai labai įdomu. Galvoju, parodysiu ir šitą žemėlapį, kokio viskas čia dydžio.
Tai va, 1 aukšto. Tada yra 2 aukštas. Tada 3. Kur toliau? 4. Ir čia tas rūsinis, kur mes dabar esame. Tai va, pamatyti tikrai labai daug yra ko. Atėjome atsisveikinti čia prie, kaip jin vadinasi? Akropolio ledas. Akropolio ledas. Ne, aš nekau rimtai, tai pažymėta. Akropolio ledas. Kaip tu sakai, čia Rockefellerio? Rockefellerio. Čia Rockefellerio centras už mūsų ir jau paruošė slidinėti ledo areną. Tai čia matyti greitai bus įdaryta slidinėjimui vieta ir jo, tai mes jau ir ruošiamės keliauti į oro uostą ir keliauti namo. Laukia, kaip sakiau, 8 valandų skrydis, tai tikrai nemažai. Tai čia iš tikrųjų mums labai patiko Amerika. Iš tikrųjų net šitą kelionę geresnė negu aš tikėjausi. Iš tikrųjų galvojau labiausiai bijau dėl mūsų saugumo, bet kas keisčiausia, kad visiškai čia jautiesi saugiai ir tikrai nėra taip kaip filmuose, kur, nežinau, visi rėkauja vienas ant kito, ten mašinas vos nedaužo, nežinau. Iš tikrųjų jautėmės labai saugiai čia ir keista, bet tikrai, sakau, geriau, žymiai geriau negu aš tikėjausi. Tai va, tai sakom, ačiū, kad žiūrėjot ir buvo šitoj kelionėj ir iki